Kaip suprasti tikslų siekimo mechanizmą? Taip, tai yra svarbus klausimas iš tikrųjų, nes žmonės, kaip pasiekti tikslą? Tikslas galima prilyginti norą. Noras tai liktai kaip ir nereikalaujantis kažkokių pastangų, nes mes norim ir liktai va taip turėtų įvykti. Bet jeigu jūs norą paverčia tikslu, tai tikslas reikalauja plano. Ir kiekvienas jūs asmeniškai turit savo planavimą, savo strategiją, savo dinamiką. Ir mūsų mokykla būtent mokina tokių dalykų, kai reikia, kaip jūs turit siekti tikslo. Asmeniškai, nežiūrint į kitą. Nes vienam užtenka, kaip pasakyti, sugalvojau, ko aš noriu. Truputį įdėjau pastangų ir pas jį įvyksta. Kitam reikia daugiau pastangų. Bet galiu pasakyti paslaptį. Yra tokia struktūra čakros pas žmogų. Energetiniai kanalai vadinami. Jie yra skirtingame aukštyje, generuoja skirtingas energijas. Ir mūsų mokykla išmokina žmogų siekti tikslo būtent iš skirtingos savo sistemos, skirtingos energijas naudojant, jūsų greitis noro išsipildymo keičiasi, radikaliai keičiasi. Jeigu jūs, kaip sako, pas jumis nedidelis energetinis pajėgumas, nes noro išsipildymas tiesiogiai priklauso nuo jūsų energetinios galios, jėgos, tūrio, kaip pasakyti, kaip nori, tai pavadinkit, nežinau, kaip sakyti, energetinės jėgos, turbūt tiksliausiai būtų įvardinta. Ir va čia ir vyksta pats stebuklas didžiausias, kad jeigu pas jumis yra, nedaug jūs tos energijos turit. Ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba nuo 8 iki 5, gauna minimalią algą ir jam pasakyti, kad tu gali po 3 metų nusipirkti namą, nežinau, Karibų saloj kokioj, tai atrodo misija neįmanoma. Bet jeigu jūs einat į aukštesnę savo čakrą vadinamą ir ten pastatot šitą tikslą, ten generuojasi kita energija. Bet jūs per savo gyvenimą dažniausiai, kai neįvaldė šitų dalykų, jūs dažniausiai ir net nenueisit iki jos. O mūsų mokykla išmokina, kaip iš kiekvienos čakros paimti daugiau energijos ir sugeneruoti būtent tikslo išsipildymą. Aišku, pastangų reikės, perprast reikės. Čia lygiai taip pat, kaip jūs įsivaizduokit, jūs sėdit vežimėlį ir jums reikia išmokti bėgti. Tai vienas, kuris bėgikas, jisai distancija, startas, finišas. O jums reikia tas, kur žmogus, kaip sakyti, dirba įprastą gyvenimą gyvena, tai jam truputį sudėtingiau. Bet tai yra įmanoma. Ir mano mokykla būtent ruošia, duoda įrankius ir gebėjimus šitos. Mokslas prasidės būtent nuo rugsėjo mėnesio. Kiekvienas turės galimybę pagal savo pajėgumą, savo individualias savybės mokintis laikas mėnesis, 3 mėnesių ar pusės metų, kiekvienam individualiai kiek reikės. Ir kad daugiau geriau pažint visą šitą, ką aš duodu, kokius instrumentus, bus pradėta nuo birželio 15 dienos įvadinis mokymas 3 valandų, kiekvieną savaitgalį vyks nuotoliniu būdu. Tai bus labai patogu iš tikrųjų. Parašę asmeninę žinutę į WhatsApp, Telegram, Facebook'e ar TikTok programėlėse, kanaluose, jūs susisiekėt su manim, aš jums duodu nuorodas ir jūs susijungiat ir mes bendraujame. Jūs mokinatės, aš jums atiduodu žinias, meistro lygio žinias, kurias jūs galėsit naudoti visą likusį gyvenimą ir jomis dalintis taip pat. Laukiu visų.